Širdis džiaugas, kaunto ženklą į didelę puikį žodį. Tikamos, kada pamatei ne tik džiaugsamos, badai susirūpinsiam. Kožną kartą žmogus grįždams numiai, nuvikšnių, paskaitys į pamislis. Va, aš esu Tropnų žemaitis, Tropnus Mažeikiškis. O jei teptų žmogau pamislisi, ta nutočiesiu, ronką sudėjęs, nesėdėsi. Pamatysit, koks bus stebuklas, kada atidarys. Vomas, didelė džiaugamos, ka Mažeikius toriam, Tropnė, Merė, Matulaitin Rūta. Ana tep darė, kap tarė, tepi padarė. Įstau ženklus gražiausiais. Prašom, tamsta. Gerą dieną, brangų žemaitė. Žinot, džiaugas įmūniai, širdis didelė. Dėl to, kad džiaugatės jūs. Dėl to, kad buvo darbų, buvo reikalų prie to ženklo. Neatsirado ons per dieną per naktį. Į ką pirmą kartą pas mane atvažiavo didelis būrys Tropnių vyrų, jis sako, norėk į mums to ženklą, žemaitišką užrašą, juk mes nesam prastesni už kitus žemaitėjais miestus. Nu tikra rek. Misliui tikra rek, dėl ko Mažeikia netur. Juk irgi Mažeikia į žemaitėjais miestas. Esam žemaitė. Ir neturim, kaip kažkas, ne? Matom ir rašą, ir galbūt pasaka, kad čia netink, nepritink. Neturim bijuoti, neturim gėdyti į savo šaknų, savo protėvių, savo šaliai, savo kraštą. O antrė, turim mylėti, gerbti, puoselėti, džiaugtis ir visiems parodyti, kad mes esam žemaitė. Dėl to, iš tikrųjų, labai dėkoju tiems Tropnims vyrams, kad sako, mes jau turėjome įbrėžinį projektą, jau žinom, kaip viskas atrodys. Pasikveiti į gerbiamą mūsų kaimyną, Skaudiškį, gerbiamą Juozą, kad už žodžius teisinga parašyti žemaitišką. Visi suvažiavo, visi pasitarėm, visi nusprendėm, užtruko, nes neatsirado taip greita tokį įmonį, kad galėtum ton ženklą į pagaminti, į pastatyti. Bet iškojom, ir suradom, ir šiandien tas ženklus stovi. Ir dėl to džiaugamės visi, o aš savo ruoštų. Ne tik džiaugaus, bet ir noriu padėkoti tiems Tropnims vyrams, kurių aišku buvo daugiau, bet tai aktyvista pagrindinė, kurie man rašė, skombina, nedavė ramybės, ką bus su tau ženklu. Aš pažadėjau, nu į kaip čia dabar gražiai Raimonda pasakė, apie mane labai pakoliai, stengiausi iš tikrųjų, neužmiršau to pažadą ir šiandien džiaugaus, kad tu pažad galėjau įvykdyti. Nu, o tiems Tropnims vyrams noriu padėkoti atskirą. Pirmiausia, už tus teisingus žemaitiškus žodžius dėkoju visų mūsų vardų, visų žemaičių vardų, gerbiamą mūsų Skaudiškiau, Juozau, kalbininkau, Juozau, pabrėža. Prašom, Juozai. Padėkos raštą turiu savo rankos, Katras ir skirts Deivido Bucevičiau, Lukšau, už aktyvią visuomeninį veiklą puoselėjant žemaičių kultūrą ir tradicijas. Deivida.
profesoro padėką Dariau Lukšo. Taip pat už aktyvų visuomeninį veiklą, puoselėjant žemaičių kultūrą ir tradicijas. Prašom, Dariau. Įdavė eina padėka ir Eduardo Aubuta už žemaičių kultūros ir tradicijų puoselėjimą. Gražus drabužėlis, tik ilgą mažykiškius jie nusvėtis viliuojas, torą gražią pavėjau nuskrėsti. Prašom, brangi merė, prieikit prie savo darbą. Prieikit, o jūs pasiruoškit plojimus ir maršus. Tropiniam Žemaitijos miestam! Te gyvūn į garsus klint platė per visą Lietuvą į pasaulį. Pons Jūsap Tamsta vėl prašysiam pasakyti porą žodžių. Mes su Laimut Skabeckieniu, gal žinot, Mažeikiškė, nusprendėm lietuvių kalbos mokytojai ir pona Jūzapą profesoriaus mokytin, sak, pavadinkim pona Jūzap žemaičių kalbos patronu. Tai jau taip ir paplūkit tam garbingo žmogau. Gerą dieną, brangi Mažeikiškė, visi šios gražios šventės vieta. Šiandienos įvykis ir tuo ženklą atidengiams ir puikiausias įrodėms, kad Mažeikius atgims žemaitiškoms, kad Mažeikiškė garbinga saugo savo tapatybinius dalykus ir kad Mažeikiškė didelė gera žemė, kad kiekviena tauta laikos ant 3 kertinių pamatinių kūlių. Pirmasis – garbinga istorinė žemė, antrasis – savita paprotė tradicijais, ir trečiasis – gimtoji žemaitų kalba. Širdis džiaugas, kad šiandien mūsų žemaitų kalba išgyvena didelį pakilimą. Ir gyva, ir stipri, skom vis platiau ir garsiau. Ir tas užrašym gražus atviriams, to tik dar kart didelę gerą įrodo. Tor žemaitėjai tokį skirtinomą, kad nieks kits, kad stengas ir dėt daug pastangų, kad veitų vardą būtų užrašyti tuos veitas
gimtauji kalba. Kas be galbūt tos veitas žmogau brangiau ir maloniau? Ne tik išgirsti, bet ir savo akims pamatyti užrašytą tos veitos kalbą, tos veitos pavadinimą. Ir Mažeikia paskutiniu metu ir ypatingą stiprią pasistumėjai. Mes jau seniau skaitėm pavadinimus Veikšnę, Bugenę, Žydeką. Šiandien Mažeikia tur ypatingą pavadinimą, dėl to, kad ir ne tik vienas miestų rašyts, bet ir su tokiu gražiu palydėjimu. Taip, ką buvau prieš kiek metų Telšią Žemaitijai sostinį, Varnę Žemaitijai širdis ir šiandien Mažeikia Truopnus Žemaitijais miestas. Tai brangi Mažeikiške, būkit verti tuo gražiai, prasmingą užrašą ir Truopne, keravokit ir tvirtinkit tus 3 kertinius žemaitiškumo kūlius. Garbinga istorijai, savitos paprotis ir gyva gimtoji žemaitų kalba. Tikrai supratom, įsiminėm ir laikysimės. O dabar norėtumėm išgirsti poeziją. Mūsų viešnia iš Aleksandrovo, Stražinskaja Teglinskienė Irena, kur žemaitų kalba. Paklausykiau, kaip gražiai skamba. Labą dieną, gerbiami Mažeikiške. Aš jums iš tikrųjų pavydu. Atvažiavau nuo Plungės. Plungė užrašysia lietuvišką žemaitišką, bus tas pats. Tai ko reik bedaryti, tai reik tik sumislyti ton graž palinkėjimą šalia. Aš misliu, kad čia mūsų ateities darbs. O šiandien aš noriu paskaityti jums tokį padėkos maldą Saulė, kad šiandien džiugin mumis. Saulelė, motušelė, apkabink svietą savo rankoms, pakluosti gyvus padarėlius, atlaidink suledėjusią širdis tum, kad žmogaus vardu šauk, kuomet kožna kertelė atitirps. Meilė jiems tekėti žemelis gysloms, košies vabalėlė, pypaus paukštuką, rožausies kožnos lapeliuks, daunelis teipsės į dongo. Žmogus, tas pundiai valė tvarinys, tavo šiltųjų rankų apkerėts, jiems vartyti veizuolus nužemės lik pat jų aukštybių. Iš malonumo bangaus seno mėslelis, siūsdamas dėkavonį, na kam kitam, vo patiem gyvenimu. Ir atės deina, kuomet niekam netrūks, nes patys didliausius tortus bus gavint dubina iš tavo dosniųjų rankų. Saulelė, motušelė, ratavok svietą, jie nori šveisti dar ryškiau negu ligi šiolė. Juk tai tvarinė, žmogaus vardą nešiojantis, patys jiems švietėti nu tavo meilis, kuomet veisiesies į dangaus pusę, iš akiums sklis karštiausi dėkavonį šveisolė, kad apintas širdys tavi patį. Tavo meilė tokį maktingą, ką gal bei kokį nugeibėlį atgaivinti, bei kokį kriuošieną prikelti, bei kokį škrabį išjudinti, bei kokį vepezą pralinksminti. Saulelė, motušelė, būk per amžius, vo mes, žmogaus vardą nešiojantis, garbinsiam ogninga tavo meilė mums.
Dėkui, Irena. Dėlė gražia. Nu, vat, viską susenitų, kad Mažeikė pradėjo judėti. Judėti Žemaitę. Ir čia žinau, kad vat veinam kukulis tautai Žemaitę aktyvistą. Nu, ko čia vis prasidėt. Vien stūkit senų, ten į pasibar, ten į vėl susitaika, bet vis sen dėl Žemaitę, dėl žemaitiškumo. Ani irgi nori kalbėti, yra anų vardo, tų Žemaitė aktyvistų nori kalbėti. Deividas Bucevičius Lokšas ir Darius Lokšas. Prašom, vyra. Sveiki, Mažeikiškė. Sveikinu su ypatinga diena, kad esat šiandien liudininką sugrįžtant žemaitės kultūros į Mažeikius. Iš tikrųjų, širdis drebt, bet ne iš jauduliaus, iš džiaugsmo. Iš tikrųjų, kad pagaliau 3 metus vyks procesas ir galutinis rezultats, mes visi džiaugiamės. Dabar, kas stovėjau, iš tikrųjų, iškėlti toks, ką pasakyti, žemaitišką špygas laikiau, nes buvau pasirašęs labai trumpus sakinius, katras buvau pasakęs, juos pabrėžia. Galvojau, galvojau, jeigu pasakys, tą papolsiu nepatuok padėti, bet jie apgalvos, kad turės garbės perskaityti. Labai prasmingi žodė. Į pasaulį jį per daug vienodom ir įsilaikys tik ta šalis, katra tor kažku savita, įdomaus ir išskirtinė. Vienas iš tų dalykų įrodo, o tuo rodo gyvs tarmės, kad palyginti mažo Lietuvos teritorijoje į daug ir skirtingų. Truopnų žemaitės mies. Iš tikrųjų, ženklus ir poikus, bet ženklą prasme ir gilesnė. Mes, kad anon sugalvojom tų ženklą, tai idėja buvo prasminga to, kad pavyzdys būtent taip, kad didelis mašinus rauts važiaun mama, tėtis ir paks pamatys tų ženklą, automatiškai kels mėslę, kas tas truopnus yra. Mam, a mes žemaitės esam, ar aš žemaitis esu. Labai iš to prasidės diskusijais, atsiras pamastymą ir svarbiausia atsiras tapatinims savi su žemaitės. Galėčiau šnekėti, bet visų pirma, labai didelis dėkui mūsų merė, kad iš tikrųjų pasakė, padarė. Ačiū vicemerė, kurie labai puikiai komunikavo visą savaitę su mumis, kad tas renginys iš tikrųjų viršė lūkesčius, matos, kad žemaitėm reikėtų ženklą. Ir savo pasisakym, gal pabėgsiu truopnių pasisakymų tarp žemaičių. Žemaitė, išliekėm žemaitės. Dėkui. Žemaitė taip susirinkdavo anksčiau, kad eidavo priešų mušti. Arba kad sakildavo prieš ponus. Šiandien dėja ypatinga. Mes susirinkom tam, kad padėkavoti Mažeikių savivaldybė, ypatinga merė Rūta Matulaitinė, už tą didelį darbą padarytą. Ir norėčiau tik trumpą gal pasakyti. Pasirašau špargalkį, iš tikrųjų, nemoka. Kol tu turi kalbą, to gyvs. Ir net jeigu atims iš tavęs nomus, kalba bus tavo noma. Ir jeigu atims tavo laisvę, kalba bus tavo laisvė. Dėkui dar kartelį. Įdomus visų, plojama dar kartelį. Nu taip puikia, tokį gražį dėiną. Ir kokį gilį mintis to ženklą. Ne tik gražus, bet koks prasmingas. Linkim anam sėkmės tam ženklu, kad toliau artų vaga. Nei per gėlį, nei per lengva, o tokį, kuo krek žemaičių žemė. Nu, mislėje jau net iš arčiau pavyzdėt, ar ir čia
Svetys iš Plungės, Vatau Kadir, Takveitam Žemaitį Kerpauskį Kazimier. On ir projektas Žemaitijos kelelė sumanytos, įvykdytos Žemaičių aktyvis. Ko tamsta galėtumėt pasakyti mums? Pirmiausia, labą dieną visiems galiu pasakyti. Ir iš tikrųjų džiugu matyti, kad tiek čia jūs susirinka. Ir kiti žmonės gal galvoti, kas čia tas ženklus, ko čia vis renkas, filmon, muziklėt, švent kažko, kas čia papras ženklus. Bet iš tikrųjų čia yra daugiau negu tai. Žmonės, kad įdomas istorija, kad įdomas pasaulio, visa struktūra, kaip viskas vyksta. Ir suprant, kokias globalės veiks šiuo metu. Žinot, kad žmonės dabar maišos rasės, maišos tautas, maišos kalbas ir vis pasaulis vienodė ir praron savo tapatybę. O Mažeikius, šiandieną, mes esam liudininką tokį įvykiaus, katras parodo ton žemaičių stoburą, kad mes turėjom savo kultūrą, turėjom savo rodą, esam, kaip pasakyti, savo žemę, šeimininką. Ir šiandieną iš tikrųjų yra didelė šventė. Tik tas, matot, yra, kad visą laiką tų problemų, nėra viskas taip gražiai. Dabar norėčiau tokį problemą pasakyti, gal su klausimu pradėti, a čia žemaičių šves? Ar yra tų žemaičių, kad yra žemaitiška čia šnek? Ar yra žemaičių, kad įdoma savo kraštą, savo žemės istorijai? Kiek yra žemaičių, kad aktyviai įsitraukia visuomeninį veiklą, puoselė savo kultūrą, tradicijas, dalyvaujant visokios savanoriškos akcijos. Tikriausiai jau yra mažiau tokių žmonių, aišku, yra. Ir jeigu nebūtų šiandienai, čia mūsų nebūtų, aš manau. Tai noriu pasakyti tokį dalyką, kad turėjom įvertinti tus savo aktyvistus. Edis, Darius, Davids, nesinė toks atgėmė, sakyčiau. Ir anus reik vertinti, janims padėti. Visi yra, ką pasakyti, džiaugas, šventi, susirinkti, atšviesti, bet visko reikia suorganizuoti, reikia padaryti. Tai visiems mažeikiškiams palinkėsiu įvertinti saviškius ir nors kažko anims padėti, kažko nors čiut prisidėti prie to organizavimą į visų veiklų, kad ir tai mūsų renginė, ir mūsų visa Žemaitijos žemė klestėtų ir žydėtų per amžius. Tai tiek. Dėkau, kad nesidėsim rankų sudėjai. Žinau, kad į vakų į želvytę. Į taip širdis džiaugas. Jeigu vakaro kausi žemaitišką, nutegra mūsų kalbas stipravos. Tai kvietam palaikykit plojimas, mokytojas Kaminskis Danguolis, Garalinis Ritas, Jūdins Silonas, Vakulėlis, Rapšytė Brigita ir Bikauskatė Milda. Čia nėr, čia bus. Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus. Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus. Žemaitė maža rokaujas. Žemaitis arba tylijas, kapastys į žemį kalts. Arba kaip jau ta drieps, ką kalna į kūlę suduntieto. Rokaujas to žmogelė. Veidinį žemaits vokietis atvykėlis. Tas atvykėlis kažkur kažkin, o žemaits tyl, bet žemaits ne šiaip sau stov, on sveista masta, misliai kūčia pasaks. On tik ruošęs tikram pokalbiu, onas atvykėlis jau pats skub, į žemaits skubin, į nesulaukęs pokalbio palaikymą atvykėlis nusku. Vo žemaits grįž nomiai, sak savo bobą, veizėjau, dorins kažkoks, nieko nesupratau. Tik žemaits ir keits vabals ir nesuk sau dėl to galvos. Tuoda betrūka, alekto. Į savo prietarus tvirtai įsikeibęs išlaiko žemaitei. Teprek, į viskas, į nepaklausi
Valdutė, šaunis mergelkas. Įtiepdama, kad visų vaka, nuturu kloto žemaitišką. Abu step šiandien. Vizėkit, kad su savakas šiandien žemaitišką tikro kolkytis. O abu čia mėg su savo nukas lietuvišką pradėti kalbėti. Nu jau, čia visko būn. Nu, vadovą turim savo garbingą mažeikiškį. Dainų autorių, kurieji Dambrauskį Romą. Kur tamsta, mačiau čia kažką. On su Irenai sukurs didelę gražią maitiš dainą. Gal pats apie nui pasakysit? Dėkui, labas vakaras visiems. Labai seniai bekalbėjau žemaitišką, atleiskit, jeigu kartais kokį importinį žodį pavartosiu. Sveikinu visus, iš tikrųjų, čia yra mūsų ženklas, dabar tikra, kad mūsų ženklas. Mūsų kalba, prigimtinė, mūsų veita labai gerai yra čia. Bet aš galvoju, kad tas ženklas dar nėra užbaigtas. Trūksta jam. Grožių jam netrūksta, bet jam trūksta ko? Dabar įsivaizduokit, aš atvažiuoju 2 valandą naktais iš tenas. Ir aš nematau, galiu pravažiuoti teisę arba nusukti peivas. Suprantat, reik kažkokias tai lempelės čia įtaisyt, kad jį apšveistų. Elektriko ir mažeikiaus. A iš ten šveis? Iš ten tik mėnulis gal šveisti. Va čia reik, apačiuo. Tepka bažnytis, kad yra apšveistas gražiai. Tas ženklas turi dar apsišveisti. Ir antras dalyks yra. Aš jau įsivaizduoju, kaip čia ant to ženklą gražiai atrodytų 2 vėliavas. Žemaitijos ir Mažeikių. Kas už tą? O tada būtų jau turbūt užbaigtas beveik ženklas. Nors trečią dalyką galima sugalvoti. Čia įtaisyti didelį garsiakalbį ir kad pastovę grot mono dainą Žemaitėje moną. O dabar aš noriu pasikviesti Ireną Stražinskaitę Glinskienę. Ant scenos dabar eisim. Todėl, kad nieks nebuvo ant scenos čia apart vaikų ir mūsų. Todėl einam ant scenos, nes suprantat, kad ir tas dalyks, kad aš pirmą kartą dainau šitą dainą vieša, bijau. Runkas tai dreba. Čia yra teksto autorė. Paplokit dar kartelį. Graži moteriška ir labai gražiai iš tikrųjų rašo žemaitiškus eilėraščius. Labai sunku man ir juos skaityti. Aš plaku save už tai, kad nemoku dar žemaitišką. Bet man bus dabar jaukiau. Toj dainoj, kuri vadinasi Žemaitėje mona, kuri atliekama pirmą kartą čia tokio gražioje šventėje, viskas ir labai gražiai ten padaryta. Parašyti žodžiai ir, muzika, melodija ten gal nelabai, bet žodė ir tokie man brangus, kad aš dėsiu ranką prie širdies ir dainiaus, o jūs darykit kaip norit. No
Dėkui. Nu, atrodo, kad taip gerai vilksų šitais galėtų eiti ir eiti mūsų tas gražus vakars. Bet viskas atėjo prie pabaigos. Būkiam Tropnė, Mažeikiškė, Tropnė Žemaitė. Ir didelę nusavęs noriu paprašyti. Šiandien parėję numiai su savo vakas nors porą žodžių žemaitišką pasiraukokit. Būčia, su savo nukas pasiraukokit. 10 sakinių. Gal nuo to prasidės mūsų kalbos sutvirtėjams. Dėkui, kad buvot kartu. Sveikatas ir rūkatas visiems. Iki kitų malonių susitikimų.